Man nebuvo tos tamsos baimės. Aš nesijaučiau vienas ir nebijojau. Nors ir buvau miręs, jaučiausi labiau gyvas nei bet kada anksčiau. Mano kūnas gulėjo ant žemės, bet dvasia iškeliavo į rojų. Mano dvasia bendravo su Jėzumi. Būnant šalia jo, ši žemė ir žmogiškos mintis visiškai dingsta. Aš nesijaučiau, kad esu atskiras nuo jo, jaučiausi, kad esu dalis jo ir kad jis yra dalis manęs. Kai jis mane apkabino, jaučiausi, lyg jis mane įtraukė į save. Jis laikė mane taip, kaip mama laiko kūdikį. Tai visiškas priėmimas. Tai stipriausias meilės pojūtis, kokį man yra tekę patirti. Jėzus bendrauja neištardamas nei vieno žodžio. Žmonės kalba apie telepatiją, tai daugiau nei tai. Aš jaučiau ir tiksliai žinojau, ką jis norėjo, kad aš žinočiau. Jis taip pat žinojo, ką aš noriu, kad jis žinotų. Ten jaučiau ir kitų buvimą, tačiau jų nemačiau ir daugiau su nieko nebendravau. Visas laikas praleistas ten buvo tik su Jėzumi. Ten nebuvo nei minčių, nei prisiminimų apie mano šeimą, kuri žemėje. Jei būčiau galėjęs apie ką nors pagalvoti, būčiau galvojęs apie savo vaikus ir žmoną, tačiau ten tokių minčių nėra. Ten buvo tik džiaugsmas ir laimė. Taigi jūs buvote pomirtiname pasaulyje, bet tai nėra 5 jutimų realybė, kokia yra čia žemėje. Kai tu miršti, tavo dvasia keliauja į rojų, o ne kūnas. Ten neturi tokios kaip čia burnos kalbėti, tokių ausų kaip šios girdėti ir tokių akių matyti. Aš mačiau kai ką rojuje ir tai buvo nuostabu. Kai nukritau nuo savo arklio, kaubojai buvę arenoje nusėmė skrybėles ir pradėjo melstis. Kaubojai, jų žmonos ir vaikai. Visi tie žmonės meldėsi. Tuo metu Dievas man leido pamatyti maldas, kurios buvo už mane. Tai prasidėjo nuo vieno šviesos stulpo. Tai buvo panašu į žaibus perkūniją. Jie kilo iš apačios į viršų prieš Dievą. Pirma buvo 2, 3, 5, 10, paskui 100, dar vėliau 1000. Ir kai jų buvo tiek daug, jie sprogo paskleisdami tokią stiprią šviesą, kurios negalite net įsivaizduoti. Ir tada Dievas grąžino mane atgal.